Samuelis Tacas, žmogus, kuris mums ne tik suteikė stogą New York'e, tai yra labai brangu visai filmavimo grupiai, sudarė galimybę apsilankyti legendinėme Metropoliteno teatre, tačiau dar yra ir sukaupęs ypatingai vertingą litvakų meno darbų kolekciją, kurią ne tik tai čia yra ne kartą parodęs Lietuvoje, bet žada net ją atvežti ko gero ir visam laikui. Taigi mano pasakojimas apie Samuelį Tacą ir kas tai yra per asmenybė. Žinau, kaip ten viskas turi judėti, o ten nejuda ir todėl skauda. Ir aš bandau dabar išjudinti viską ten, kad viską padaryti, kad pas kūne judėtų, kaip mums Dievas davė. O jeigu nejuda, tai peilis nepadės. Pirmiausia, mes turime išjudinti. Padorumas, paprastumas, gelmė ir atsakomybė. Ko gero šie 4 žodžiai turėtų apibūdinti specialistą, kurio klientų sąrašuose ir galingų valstybių prezidentai ir tikros scenos žvaigždės. Ar garsus tu, ar turtingas, tu turi tuos pačius kaulus ir raumenis ir tuos pačius organus. Reiškia, nesvarbu, kuo tu užsiiminėji, kiek tu pinigų turi. Tu nori būti sveikas ir dirbti, ką tu darai. Nėra problemos, kuri negali būti kineziterapijos pagalba. Arba ją išspręsti, arba ją palengvinti ir bendrai išvengti tas problemas. Jau į 9-10 įžengė Samuelis, kas ryt valandą skiria gimnastikai. Geriausia ant savo namų stogo gryname ore, kur stulbinamai gražus vaizdas į Vašingtono tiltą. Ir dabar vienas. O tai to šiaurietiškos lazdos ir jos yra tinkamos? Kažkas padarė jau milijonus, reklamuodami saujas lazdas. Čia biznis. Parduoti kuo daugiau lazdų, reiškia investuoti į parodyti, kalbėti, daryti varžybas. Paprasčiausia lazda. 70 metais aš ne taip labai savo norų išvažiavau iš Lietuvos. Bet kai atvažiavau į Izraelį, aš vėl, nors aš atvažiavau į savo istorinę tėvynę, bet vis tiek aš buvau atvykęs iš kažkur tai. Iš Alytaus. Iš Alytaus, iš Dzūkijos. Reiškia, vėl aš turėjau daryti viską, kad būti geresnis negu tas vietinis gyventojas, jeigu aš norėjau kažką tai pasiekti. O taip, kad aš nemokėjau pigiai pirkti ir brangiai parduoti, tik tai kažką tai su savo rankomis daryti. Pasisekė man kažkaip jau save parodyti Izraelyje, taip išėjo, kad aš atsidūriau Amerikoje, ne savo norų. Mano buvusi žmona turėjo atvažiuoti mokytis į Ameriką į Džiuliardą. Turėjau gerą kliniką jau Jeruzalėje, jau buvo prezidentas ir visi tie žymus muzikantai jau ten pas mane atvažiuodavo. Ir vėl aš buvau tokio padėtyje, kad aš turėjau labai stipriai dirbti, mokytis, įrodyti, kad taip, aš čia labai svetimas, bet aš žinau, ką aš darau. Aš neturėjau čia nei kolegų, su kuriais aš mokiausi, ar draugų, su kuriais aš žaidžiau futbolą, kad jie man padėtų mano specialybėje. Mano galimybė viena tai buvo vienintelė, kad daryti tą, ką nedarė kaimynai. Žmonės norėjo nedaryti operacijų, ateidavo pas mane. Daugumoje man pavykdavo. Ir taip kažkas tai kažkam tai pasakė, eik pas daktarą Tacą. Kadangi aš jau buvau Izraelyje irgi žinomas tarp tų muzikantų, man pasisekė, kad aš jiems padėjau. Ir taip viens per kitą. Ir, kaip sakot, uždirbau ant porą paveikslų. Samuelio Taco didžioji aistra litvakų menininkų darbų kolekcionavimas, bet ypatingos kolekcijos žvaigždės Žako Lipčico skulptūros ir Chaimo Sutino tapyba. Atsimenu prieš 15 metų, kai pamačiau tokią knygą profesoriaus Antano Andrijausko Litvakai menininkai Paryžiuje. Uždegė mane tas dalykas, kad tie dailininkai, kurie Paryžiuje visam pasaulyje labai žinomi, o Lietuvoje niekas apie juos nežino. Bet aš nežinau, kas tas Lipšicas, aš nežinau, kas tas net Sutinas, kažkas Kremenis, Kikoinas, Blatas, Bandas. Ir pasirodo, jie labai žymus dailininkai pasaulyje.
Ir aš pradėjau pirkti, kolekcionuoti tuos dailininkus, kurie išvažiavo iš didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, vadinami litvakai. Nu ir aš žinau, kad jie man labai priminė mano gyvenimą, kad jie gimė ten, kai kurie net mokėsi Vilniuje, Kaune, o po to išvažiavo į pasaulį ir kaip jie badavo, kovojo, kad juos pripažintų ir pažintų. Aš jaučiu, kad trupučiuką čia yra manęs. Su Samueliu būtų galima kalbėtis valandomis apie gyvenimą, jį patį ar sukauptą itin vertingą meno kūrinių rinkinį. Tikimės, pasikalbėsime. Tikimės, kolekcija aplankys Lietuvą. Norėtume, kad ne tik kolekcija. Norėtume, kad ne tik aplankytų.